Ką, sveiki visi. Praeitą laidelę matėt Deividą, Arūną, Aivarą, kaip yra pasiruošę polediniai žūkliai prieš varžybas ar savai žvejybai, kaip yra susidėlioję savo įrankius. Prie poledinės žūklės dar grįšime, turėsime dar ne vieną, turbūt ir ne dvi laidas. Jau už 3 savaičių nusimato išvyka į pasaulio čempionatą Švediją. Tai iš ten tikrai bus ne vienas ir ne 2 reportažai, o aš toliau ruošiu savo misiją, pasiruošimą vasarai. Tai šiandien norėčiau jums parodyti, kaip aš ruošiuosi savo plūdžių sistemas. Dabar ruošiuosi tokias ežerinės, kanalinės, lengvos srovės plūdeles nuo 0,5 gramų ir baigiant 3 gramais. Tai va jau įpusėjau, pradėjau jau 2 gramų ruoštis. Su metalinėm antenom jau visus yra suruoštus, surištus. Tai dabar išu su plastikiniam, su stiklo pluošto plūdelėm. Čia va sudėtus visus suruoštus, suruošiuotus pagal gramatūrą. Kiekvienam indelėje 1 gramatūros plūdės sudėtos. Tada pasižiūriu, kokių man galėtų reikėti ir tas plūdelės jau rišu ant sistemos. Taigi, parodysiu, kaip aš tą darau. Šiuo atveju turim stiklinę anteną. Valas pagrindinis yra 0,10 parašyta, bet realiai jisai yra 0,125. Aš juos visą laiką su mikrometru pasitikrinu. Tai ką visą laiką reikėtų atkreipti rišant plūdelės? Pirmiausiai, kembrikas. Jisai neturi būti labai užveržtas valo, nes tokiu atveju labai sunku reguliuoti gylį. Ir atsiranda plūdėje įpjovimas nuo valo, jeigu mes reguliuojam gylį ar per staigiai patraukiam plūdę keldami viršų ar mažindami gylį, mum įpjauna į valą. Tai šiuo atveju dedu 3 kembrikiukus. Čia yra po 2-3 mm 2 kembrikiukai ir vienas ilgesnis, jį visą laiką ant galo ilgesnį, kad jisai truputį valą stipriau užspaustų. Bet tai turi būti lengvai vaikščioti valas, jis neturi būti labai stambi. Vis tiek valą didinant ar mažinant gylį, uždeginam, jisai pjauna plūdę, pats valas pasižeidinėja, jeigu mes staigiai patraukiam, nepašlapinę. Tai šiuo atveju viskas turi dirbti idealiai, lengvai, nes vis tiek tas gylis mums nepabėgs. Kitas niuansas, visas plūdeles surišęs sistemas, kembrikus palieku pačiam gale, visus 3. Tai man yra ženklas, kad šita sistema nebuvo naudota. Jinai yra nauja. Jeigu paim bet kurią surištą sistemą, va visi 3 kembrikai yra sudėti vienoj vietoj. Tiek šitoj pusėj, tiek kitoj pusėj. Tai tokiu atveju aš pasiėmęs, nes po treniruotės dažnu atveju yra nuvyniojamos sistemos, atgal sudedamos į metavylą. Tai čia yra ženklas, tai kad yra plūdė nenaudota. Kitas dar ženklas yra tame, kad po treniruotės ant sistemos visada uždedamas kabliukas. Ir jeigu kabliuko nėra uždėta ant sistemos, vėlgi reiškia, ta sistema nėra naudota, nes bent aš tai nededu nei vieno kabliuko ant sistemos, tol pakol nesu ant kranto, pakol nežvejoju. Tai toks va pagrindinis dalykas, į ką reikia atkreipdėmės. Toliau, kaip aš rišu sistemas. Šiuo atveju mes dar turim anteną 1,1 mm. Tai šita antena, jeigu mes uždėsim švinuką 9 numerio ir žuvelį ją pakėlus, mums daugiau kaip pusė antenos pakils iš vandens. Reiškia, šita plona antena jau reaguoja į 0,06 gramo apatinį švinuką kontrolinį, tas, kuris parodo mums dažnu atveju kibimą.
Tai rišam dabar kilputę. Rišu paprastą kilputę. 2 kartus tik tais apvynioju valą. Truputį paveržiu, tada naudoju tokį kilputėm meruoti daiktą. Uždedu kilputę. Ir užtempiu. Stengiuosi nepalikti ten jokios uodegytės, kad pavadėlis pririštas nesikabinėtų už to valo galiuko. Taigi, šitai sistemai kontrolinis švinukas man yra reikalingas 9 numerio. Va. Ir mes turim kontrolinį švinuką, tas, kuris dažnu atveju žuvis jį pajudinus mes pamatom kibimą. Toliau visą sistemą pasikabinu čia tam, kad išdėstyti teisingai švinukus. Va, mes turim stalą sužymėtą, 0 yra čia šiuo atveju. Šiai sistemai, kaip ir visom, ryšiu tokį švinukų išdėstymą. Tai reiškia 9 numerio švinuką mes turim. Pagrindinis valas 1, 2, 5. Nuo pirmo švinuko iki sekančio švinuko atstumas 20 cm. Vėl 10 cm atstumas iki sekančio, 5 cm iki sekančio ir 5 cm iki pagrindinių švinuko, visų pagrindinių švinukų. Taigi parodysiu, kaip aš tą darau. Stengiuosi, kad būtų atstumai visi. Aišku, man dabar filmuoja, mano lempa yra ledinė, tai aš ją prisitraukiu arčiau, kad geresnė šviesa būtų, nes tos švinukus pamatyti yra reikalų. Ir valą truputį dedant švinukus būtų gerai įtempti. Todėl, kad ant įtempto valo, jisai, kada mes atleidžiam, jisai geriau laikosi. Tai va, mes turim vieną švinuką 0, 10, 10, 20 cm iki kito švinuko, vėl 10 cm iki kito ir 5 iki kito. Ir dabar dedam šitoj vietoj grupę švinukų. Kadangi plūdė dabar pas mus paruošta yra 2 gramai, imam švinukus 0,19 4 gramo ir juos turėtume mes 9 sudėti. Čia dar vienas toksai yra momentas, kad dedant visus švinukus, ta vieta, kur yra įpjauta, reikia, kad visi švinukai būtų toj įpjautoj vietoj. Tada mums gaunasi labai lygi vientisa švinukų girlianda. Nebūna taip. Vis tiek tie švinukai, jie daromi per kažkokį tai aparatą, leidžiami. Tas įkirpimas dažnu atveju visą laiką yra vienoj vietoj. Jeigu mes apsuksim įpjovą į vieną pusę ar į kitą, pas mus bus labai negraži girlianda. Tas, aišku, stovinčiam vandenyne labai turės įtakos. Bet jeigu yra srovytė, aš įsivaizduoju, tada pradeda vis tiek atsiranda kažkoks tai propelerio efektas ir pradeda jinai sukti srovytį.
Aišku, kad plūdėj parašyta 2 gramai, tai nereiškia, kad ten iš tikrųjų yra 2 gramai. Jeigu plūdė daryta iš balzos tankumas irgi skiriasi, viena plūdė pagaminta iš tankesnės balzos, kita plūdė pagaminta iš retesnės balzos ir tas svoris skiriasi. 3, 4, 5, 6, 7. O, pamečiau vieną. 9. Nu va, ir mes turim lygią gražią girliandą. Visi švinukai įkirpimai praktiškai vienoje linijoje ir jinai gaunasi labai tolygi, nesibūna tokių nelygumų negražių. Tai va, sekantis, metam į kolbą visą tą sistemą ir žiūrim, ką mes turim. Va. Matot, išlindęs juodas korpusas yra. Tai yra negerai, mums dar trūksta ją dasverti. Aš įsivaizduoju 9 numerio švinuko vieno kaip ir panašiai turėtų užtekti. Dažniausiai bandau dasverti visą laiką plūdės tai švinukais, kurie yra išdėstyti apačioj. Kad galimybė esant aš žinočiau ir galėčiau tuos švinukus nustumti apačią, jeigu situacija treniruočių metu ar varžybų metu pasikeitė. Va, ir dabar šiuo atveju pas mus paskendo plūdė truputį per daug, nes dar dasidės kabliukas masalas, plus dar skiriasi tankis tarp kolbos ir vandens telkinio, kur mes nuveisim. Tai šitoje atveju mes tą švinuką turim nuimti. Dabar pasinaudosiu jau lempą, nes nematysiu. Kresto replytės. Uždedam replytės. Čia va yra, matosi, įpjova švinuko. Va. Šitoj vietoj yra įpjova. Ta įpjova verčiam prie piršto. Ir replytės dedam iki valo. Va taip. Pabandom suspausti švinuką. Op. Ir jisai pas mus nukrenta, nes jisai atsidaro. Tarp kitko, kresto tos replytės yra labai neblogos, tik yra vienas minusas. Nu, labai didelis minusas. Yra viduje įpjovimas, kad galima būtų įdėti švinuką ir jį paspausti, kad jisai atsidarytų, nuimti švinuką. Bet viena labai geros replytės, pakankamai tvirtos, bet jeigu aš jau suspaudžiu nuo visų švinukų, tarp jų atsirado tarpas, minkštas plienas. Bet yra dar viena didžiausia problema, tame, kad gamintojas visą korpusą viską padarė iš nerūdijančių plieno, o viduje ašį, ant kurio darinėjasi abidvi tos replės, padarė iš juodo metalo. Taip, kad lauke palikus platformoje dar šitą vidurinę gavus mažiausius drėgmės, jinai surūdyja ir jau jos nebevaikšto iš karto į šiukšlių konteinerį. Šiaip idealus daiktas, bet va viena maža smulkmena, va vidurinė ašis, maža viena smulkmena, kuri tiesiog sugadina daiktą. Tai va, grįžtam prie sistemos. 9 numerio švinukas pas mus buvo per daug. Dedam tada 11 numerio. Dedam 11 ir bandom va, dabar yra idealiai. Dabar yra idealiai, yra paskendusi antena, kokie 5 mm.
Raudonas galis nuo korpuso yra 5 mm. Jeigu mes ant tos sistemos dadėsim pavadėlį ir kabliuką, mums bus viso labo išlindusi antena 1 cm. Va, tik tiek bus išlindus. Tai to pilnumoje užtenka tam, kad greitai sureaguotum į žuvies kibimą. Dabar yra namuose padaryta idealiai. Ką toliau darom su tą sistemą? Toliau mes ją suviniojam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaip tik man užteko valo. 12 apsisukimų pilnų. Čia yra 25 cm. 25 cm po 12 gaunasi 6 metrai. Reiškia, jau galėsiu žvejoti gylyje apie 5,5, su 2 gramų plūdė turbūt didesniam gylyje jau nebereikėtų. Tai šičia 5 metrų gylyje drąsiai galėsiu žvejoti, 4-5 metrų. Čia vėl truputį nebeturi jokios įtakos, jinai tik tais tam, kad užkabint gumytę, kad įtvirtint sistemą. Yra tokios gumytės. Op. Viskas. Šita jau paruošta ir tada šitą aš jums jau daiktą rodžiau, man atrodo. Iš karto atsispausdinu, kad žinočiau, ką esu pasiryšęs, nes neužsirašysi ir kitą atvažiavęs prie vandens telkinio nežinosi, ką naudoji, kaip naudoji. Nu va, viskas ir šitas visas važiuoja į stalčiuką, viskas paruošta, sistema gatava, stengiuosi visada susidėti visas plūdes pagal gramatūrą, kad matyčiau, ką pririšau, ką pasiruošiau. Jeigu randu tarp tų panaudotą kokią vieną kitą plūdę, tai jas iš karto lakuoju, susidedu, bet jų tą pačią dieną rišti negaliu. Jas turiu rišti kitą dieną, nes vis tiek lakas vieną parą turi pabūti. Tai jas pasidedu ir laukiu kitos dienos, kad galėčiau pabaigti tas plūdes. Tai va, tiek šitoj laidoj apie plūdeles. Smagių darbų, jeigu kas ryšitės, kas darysitės. Kitą laidą parodysiu, greičiausiai ruošius Italijai pasaulio čempionatui, tai parodysiu, kaip keisiu rytėm visus valus, daugiau apie dugninės visus pagrindinius valus, į ką atkreipdėmėsi, kas yra svarbu, kaip pervynioti greitai būgnelius, kaip pasiruošti dugniniai. Tai ką, ačiū visiems už dėmesį, iki sekančio pirmadienio.